Dirbtinio intelekto era jau prasidėjo, o ketvirtoji pramonės revoliucija dabar vyksta. Didžiausia problema yra darbo vietų trūkumas. Net jei nesu protingas, jei nesu įpratęs prie šios situacijos. Sėkmės būdas dabar yra visiškai kitoks. Dirbtinio intelekto era jau prasidėjo, o ketvirtoji pramonės revoliucija dabar vyksta. Darbo vietų trūkumas yra didžiausia problema, jei tinklo marketingas siūlo tik labai pigias ir geras prekes. Tai gali sukurti milžinišką skaičių darbo vietų. Mes naudojame GSGS strategiją, apimančią globalų šaltinį ir globalų pardavimą. Pirkdami geriausias ir pigiausias prekes visame pasaulyje, jas parduodame per Atomy pardavimo tinklą visame pasaulyje. Kas užsiims tuo verslu? Tai būsite jūs. Atomy įmonė teikia tik sistemą. Jums būtų sunku keliauti po pasaulį ir ieškoti pačių pigiausių ir geriausių produktų. Tiesa, pardavinėti prekes visame pasaulyje yra sunku. Jei norite sukurti siuntimo sistemą, tai bus labai sunku. Labai sunku, labai sunku. Ateityje beveik nebeliks darbo vietų, kuriuose dirbtų samdomi darbuotojai. Todėl reikės pradėti savo verslą. Norint užsiimti asmeniniu verslu, reikia turėti sistemą. Reikia įsigyti pigiausias ir geriausias prekes iš viso pasaulio ir jas parduoti pasaulinėje rinkoje. Tai leidžia kiekvienam iš jūsų tai padaryti. Pristatymą taip pat turite atlikti jūs, jei įsteigėte verslą. Tačiau Atomy pristatymo sistema viską padaro už jūs. Pardavus prekes reikia gauti pinigus, tiesa. Tačiau Atomy kompiuterinė sistema viską tvarko ir visi pinigai ateina per ją. Tada turite išmokėti atlyginimus tiems, kuriuos paskyrėte žemiau, arba mokėti mėnesinį atlyginimą. Tačiau Atomy kompiuterinė sistema automatiškai apskaičiuoja ir išmoka visas premijas. Tai jūsų asmeninis verslas, tačiau sudėtingus darbus atlieka įmonė. Reikia daryti labai lengvus darbus, ką reikia daryti. Ateik ir išgirsk. Tai reikia tai padaryti. Dabar, kadangi jūs pradedate naują verslą, gali būti, kad dar nesate įpratę. Todėl sakote, kad tai sunku. Iš tikrųjų, čia nėra nieko sunkaus. Tiesiog tai dar neįprasta. Atomy produktai yra pigus ir geri. Tai reikia tai pasakyti. Eikime į seminarą. Tada jie padės jums tapti verslininku. Ar sunku, ar lengva? Lengva, bet jei tai neįprasta, tai gali pasirodyti sunku. Jei nesate įpratę prie žmonių elgesio, tai gali būti sunku. Tačiau, kai tik įprantate, šis verslas tampa labai lengvas. Taigi, kaip galite prie to priprasti? Tiesiog kalbėkite. Jei kalbėsite 100 ar 1000 kartų, tiesiog priprasite. Tačiau kaip elgtis, jei nesate tam gabus? Yra žmonių, kurie natūraliai neturi šių įgūdžių, tokius žmonės reikia surasti. Ir kol jų nerandate, tęsti bandymus. Taip gali atsitikti, kad po jumis dirbs žmogus, kuris tai darys geriau nei jūs. Tai yra Atomy verslo esmė. Šis verslas tikrai nėra sunkus, tačiau jūs dar nesate prie jo įpratę. Tačiau netrukus priprasite ir tai taps smagu. Ateina momentas, kai norite kalbėti ir jūsų lūpas tiesiog niešti. Ateitis priklauso tiems, kurie daro neįprastus dalykus. Ką jūs laikote įprastu? Ar tikrai esi įpratęs prie skurdo ir nesvarstai apie gyvenimą kaip turtingas? Nors nesu įpratęs važinėti automobiliu, kurį vairuoja direktorius. Svajok apie tokius dalykus. Tai įmanoma. Tačiau mes turime nuspręsti, ar tai kenkia kitiems. Ar yra bloga? Jei taip, net jei tai yra įprasta, to neturime daryti. Tačiau tai nėra kenksminga kitiems. Priešingai, tai teikia naudą. Nėra kitos vietos, kur būtų galima rasti tokią geros kokybės prekę už tokią mažą kainą. Jei manome, kad vien tik tai, kad žmogus naudoja šį produktą, jam atneš naudą, turime drąsiai apie tai kalbėti. Ir dar viena svarbi detalė. Paprastai organizacijose yra taip, kad po protingesnio žmogaus būna šiek tiek mažiau protingas žmogus. Ar ne? Ar galite ištverti, kai protingesnis žmogus dirba po mažiau protingų? Ar galite ištverti? Ne, negalite ir pabėgsite. Arba ieškosite aplinkui. Vienintelis dalykas, kurio aš visai nesu protingas, yra tai, kad galiu turėti labai protingą žmogų po savimi. Net jei turiu tik pradinį išsilavinimą. Arba net jo neturiu, galiu turėti po savimi daktarus ir specialistus. Taigi dabar dirbtinio intelekto eroje
tapo nebesvarbu žmogaus intelektas. Žmogaus intelektas ir žinios nebėra svarbios. Tai reiškia, kad pasaulis dabar keičiasi. Galime judinti žmonės. Tai sukuria dinamišką aplinką. Ketvirtojoje pramonės revoliucijoje ir dirbtinio intelekto AI eroje aš manau, kad atomai atlieka labai svarbų vaidmenį.